Kas per hobis yra akvariumas, kam jis tinka? Akvariumas yra hobis, kuris padeda persijungti, labai relaksuoja. Labai relaksuoja. Pasiimti kavos puoduką, alaus bokalą, kaip kam, vyną taurę, atsėsti prie akvariumą, pasižiūrėti, kas ten tavo chebra daro. Ir labai fain. Tai padeda nuimti stresą. Aš žinau žmogų, kuris sako, aš žmonai pasakiau, arba man reikia akvariumą didelę, arba aš eisiu su chebra gerti. Jeigu žmona parėjo iš darbo piktą ir pasakoja, kaip ten su šefu taip toliau, žinai, tu nupirki akvariumą, kaip parėjusi išsikrautų ant akvariumą, persijungtų. Jeigu vaikams nosis džiūsta, pastatykite akvariumą atvirą. Mažiuką, 50 litrų jau užteks, kad butas būtų pilnas drėgmės žiemą. Akvariumas nepririša. Išpylė vandenį žuvis arba atidavė per skalbimą, arba tai ne šuo. Ir gali išvažiuoti į užsienį. Akvariumas nepririša atostogom išvažiuoti. 7-10 dienų išvažiuoti su sveikom, suaugusiam žuvim, jokios problemas. Aišku, jeigu prisileidai ešerių ir gupių, nu tada gal gupės nukentės. Vieną kartą. Antrą kartą nebebus kam kentėti. Bet vat aš esu išvažiavęs 19 parų į kalnus, palikau krevetes visų normaliai. Vat su mailium netinka. Mailium netinka. Jeigu augini mailių, reikia šerti 2 kartus per dieną. O jeigu turi suaugusią žuvis, jums ant savaitę neėdus nieko nebus visiškai. Jeigu turi augalų ir viskas veikia. Gali automatinę šėryklą galų gali pastatyti. Ne problema. Akvariumas yra saugus. Jo nereikia vedžioti į lauką, kai lyja. Jis nekanda, jis nesiširia, jis neprišiks batų. Nereikia šūdų surinkinėti, nereikia leidimų, nereikia veterinarijos, nereikia kaip kitiems gyvūnams. Nečirks 5 valandą rytą. Jeigu pirkti naują akvariumą ir pastatyti tvarkingai, nedidelį, o jeigu didelį, tai labai tvarkingai pastačius ant tam skirtos pintas, išsilyginti taip toliau, aš per 15 metų Facebook'e nesu girdėjęs, kad naujas normalus akvariumas trūktų leistų vandenį. Kai žmonės pasiima iš sklepą sudžiūvusios silikoninių siūlių senus, kad jie trūksta, jokiais klausimas. Čia jau jų problemas, kad jie taupo. Nes pats stiklas akvariumai yra pigiausias visam komplekte. Jeigu akvariumas stiklas kainuos netgi ten didelis 200-300 eurų, tai visa kita, ką tu sudėsi į akvariumą, akmenis ir taip toliau, kainuos daugiau. Jeigu tu nusipirksi akvariumuką mažą už 15 eurų, tai nusipirkti naują jo vietą, kai susibraižys po 10 metų, 15, ne problema, o 15 metų tikrai atlaikys. Kai San Franciske, jeigu nekleisiu, Kalifornija vyko 89 metais žemės drebėjimas, aš mačiau reportažą iš akvariumų parduotuvės, tai ne vienas stiklinis akvariumas suklijuotas su silikonu netrūko parduotuvė, sutrūko tik tais iš polikarbonatą, organinį stiklą suklijuoti, suvirinti akvariumai, nes jie neturi silikono amortizacijai. Tai tie akvariumai sutrūko, stiklas ne. Tai jeigu per žemės drebėjimą netrūko, tai ką reikia daryti namuose, kai jis pradėtų leisti siūlės? Prisidirti pačiam nesąmonį kažkokių. O šiaip tai yra labai saugus. Tai stresą patiriantiems žmonėms, uždariems žmonėms, sergantiems žmonėms, kuris negali išeiti, tėvai. Mano tėvukas, pensininkas, aš kraušiaus iš jo, kraušiaus su akvariumis, jis man sako, tu palik man vieną, aš pasišersiu žuvikės. Jam patikdavo gyvūnais, kaime užaugęs. Ir aš palikau krevetyną, daug metų ten stovėjo. Ir dabar galvoju vieną akvariumą padaryti tėvukui. Jis pasižiūri krevetės, įmeta dilgelę, yra dėmesys. Ir jis sunkiai vaikšto šiandien jau. Tai šunį išvesti, pasirūpinti, jam būtų problema. Akvariumas ne problema. Tai senyviems žmonėms galėtų labai tikti. Akvariumas namuose. Ir nes paprastas akvariumas yra labai paprastas. Ten jam išlaidų yra centai pašarui. Už 3 eurus nusipirkęs buteliuko vienam už 5 eurus. Ten per 2 metus tu jo neišnaudosi, jeigu tu turi nedidelį akvariumą su mažai žuvų. Aš išmetu pasibaigusi pašarą. Pasibaigusi galiojimą. Už kelius eurus. Tai čia nėra problema. 5 vatų varikliukas, elektros valgys mažiau negu lemputė. Irgi ne problema. Mažam. Čia, 10 vatų lempų. 15 vatų. Tai čia šaldytuvus valgys daugiau. Tai akvariumas yra saugus,
nepririšantis, hobis, tinkamas žmonėms, kurie turi stresą, tinkamas žmonėms, kuriems reikia susikaupti, nepadėti susikoncentruoti į mokslą, bet persijungti. Labai gerai. Atsipalaiduoti. Labai relaksuojantis daiktas. Labai.